Ir taškė constraino tipas tai yra, kai užduotis turi vykti pagal kitokį kalendorių negu visos kitos užduotis. Būtų atvejis, kada mes galim susikurti kalendorių, kad tam tikri darbai, pavyzdžiui, vyktų šeštadienis, sekmadienis, tam tikri darbai vyktų po darbo ir panašiai. Tai aš tiesiog vieną pavyzdį parodysiu, kaip padaryti, kad darbai vyktų ir po darbo. Tai tam mums reikia sukurti dar vieną kalendorių. Okay, change working time, create new calendar ir jis vadinsis darbas. Darbas po darbo. Nu, darbas po darbo, jo, faktiškai. Darbas iki 20 valandos darbo dienomis. Va tokį kalendorių. Ir sakau daryti kopiją. Matot, darbas jau padarė kopiją ir šitoj vietoj aš einu į kitokį darbo laiką. Ir pasakau, kad pirmadienį, kadangi darbo dienomis, pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis ir penktadienis, set days to specific working time, reiškia į specifinį darbo laiką. O specifinis darbo laikas yra iki 20 valandos. Tiesiog pataisau, kad va šitom dienom vyks pagal šitą laiką. Ir dar labai, ir visom dienom taikoma. Ok. Ir dabar pažiūrėkim, kas bus. Aš padidinsiu mastelį, kad geriau matytųsi. Days. Na, atsakysim, yra rugsėjo 21, čia savaitė. Ir aš noriu, kad va šitas darbas, aš matau, kad jo trukmė yra per ilga. Ir noriu, kad daryti dalį darbų iki 8 valandos vakaro, tam, kad sutrumpinti trukmę. Todėl tokiam darbui priskiriu kitokį kalendorių negu įprasta. Darbas iki 20 valandos darbo dienomis. Ir būtinai nurodau, kad ne kreipti dėmesio, koks yra resursų kalendorius. Nes resursas gali turėti kalendorių, kad dirbti nuo 8 iki 5 valandos. Nekreipti dėmesio. Nu ir pabandom pažiūrėti. Matėt? Iš šičia sutrumpėjo iki šičia. Aš gal tada padarau dar taip, dar sykį ant didesnio mastelio, kad visas darbas matytųsi. Ir sakau, šitas darbas turi vykti kitokiu grafiku, taikant viršvalandžius. Vat ir matot, nuo 21, nuo šičia sutrumpėjo iki šičia. Tai yra, iš viršvalandžiais galima padaryti pakankamai daug darbo per trumpesnį laiką. Ar šitas metodas aišku? Tai nebūtinai turi būti viršvalandžiai. Tai gali būti, pavyzdžiui, kažkokie tai darbai, kurie, pavyzdžiui, negali tam tikrų periodų būti daromi. Pavyzdžiui, negalima tenai kasti arba montuoti polių žiemos metu. Ten nuo gruodžio vidurio iki ten vasario vidurio. Ir galima sukurti tokį grafiką, kuris vadinasi įšalas. Ir visi darbai, kurie yra jautrus įšalui, tiem darbam priskirti tą kalendorių. Ir tada, reiškia, projektas tų darbų tuo periodu neplanuos. Ir jeigu darbas ten bus taip, kad jisai papuola į gruodžio mėnesį, tai jį automatiškai perstums į vasario antrą pusę. Tai yra įvairūs taikymai, kad darbas vyksta kitokiu grafiku, negu paprastai projektas planuoja.